Labas visiems žiūrintiems. Tai stulpai subetonuoti, pilnai jau išdžiūvo, tai pradedam tverti tvorą. Naujas tinklus ką tik išpakuotas per visą, lygiai taip pat per pusę, visi kraštai per pjautą. Na, išvyniosim parodys. Išvyniuokime visą dabar. Visi likę 15 metrų svedinti. Jis kiauras. Taip turėjome toliau. Galvoju, bet toliau matos net nebevynioja. Visą apėjau, pagal apačią šiek tiek iškasiau, kad pasileistų žemyn, šiek tiek užsikas pati apačia. Na ir viskas čia ateisiu, atsidarau vartelius ir uždarau iš karto jau duris, jeigu reikia. Visas tinklas per juostas jau. Dabar dar lentutes dėti. Nežinau dar tik tai ar vieną ar dvi eilės iš karto darysiu lentų. Pradžiai vieną, o po to kažkada ir kitą. Dabar dar dviejų nereikia.
vaikšto, bėgioja, tik dar labai reikia kaip sakau atramos. Dabar pusiau mato, pusiau nemato tą tinklą, šiek tiek braunasi į jį, tai reikia, kad matytų ribas geriau. Taip pat čia ant durų, jau ant šitų vartų padariau stoperį tokį, kaip ir, tai čia dar į žemę įsikals vamzdis, šiek tiek platesnį pasiimsiu, vis tiek dar durys vaikščias kažkiek, kadangi medinės, viskas šitas pasikels ir įsismeigs į jį tiesiai. Taip pat prinešiau ir šieno, kad ten būtų fainiau gulėti, netrauks iš žemės tiek šalčio. Pilnai viskas aptverta. Kalbskui ir tą patį vamzdį, likusi nuo tvoros galų. Pasižymėm vietą. Turėtų eiti. Reikia čia kažką. Ką tu čia nori dabar? Kameros tik tai gerai. Atėjate Kauno Zosės. Nevogė man kameros. Labai gunda kamera man. Viskas, kadangi čia žvyras, tai nieko nepasidės. Ir įsirina. Viskas. Platesnis, sakau, čia dar bus dar to vaikščiojimo. Iš durų. Reikės dar per kamštį. Šiek tiek platesnis. Jau pakeliu. Išsitraukiu. Sikirą. Sparuoklį. Nusileidžiu. Bando pavogti mano įrankį. Pradžiai labai bijojo, dabar jau nebebijo. Labai traukė ryškias spalvos. Ir to renkas, mano plaukiuks tai geltonas. Šokliuoja. Jau šią savaitę turėtų pradėti ristis vištas, tai vėl skubu prie inkubatoriaus. Šį kartą šildymo elementas bus toks. Ką, vėl bandysim. Kiaušinio atrinkinėjimas. Dabar prisišviečiu, pasižiūriu. Jeigu tamsus, o toks tamsus, tai reiškia yra apvaisintas. O toks va šviesus, tai jau tušės planai, nebuvęs apvaisintas, arba būna va tokie. Tai buvęs pradėjęs vystytis ir numirė besivystydamas. Taip nutinka, kai kokia bakterija papuola, kas nors tokia panašaus. Taip atsirenkam, kurie geri, kurie blogi. Nebešildyti be reikalo.
matosi va gyslutės ir šioks toks judėjimas viduje. Tikrai galite va pamatyti. Turėtų matytis. Šiek tiek juda viduje. Šitie labai sunkiai persišviečia. Tuos tamsiausius pasilieku, nes juos naktį gal ir pamatyčiau, dabar nematau. Bet nenoriu išmesti anksčiau laiko, tai palieku. Ir bus matyti, kas ten iš jų gausis. Taip, tai dabar žąsinius dedu į šitą, o vištinius perkeliam į kitą inkubatorių. Vartyti nebereikės. Žąsinius sudedu. Siūliukai matosi, siūliukai ir toks, kur jau pradeda vystytis, tikrai čia pilnas yra. Žąsis pas mus senos, tai labai didelio rezultato nesitikiu. Bet pamainai turėtų užtekti, jeigu išsiristų bent 4, tai jau būtų gerai. Ir taip dabar atrodo, viskas sudėjau. Vieni ant kitų. Vis dar nespėjau šitą inkubatorių sutvarkyti. Nesigauna ir viskas. Na, tikiuosi pavyks. O žąsinius perdėjau čia. Vis tiek noriu išprikelti inkubatorių, tai dabar uždėjau 2 tienus, vienas apvalus, kitas kvadratinis, tada ventiliatorius pučia į apačią orą ir šiltas oras pro šonus kyla į viršų. Padar pačiam viršuje uždėsiu vieną, kuris ims orą iš vidurio ir irgi pus į šonus. Kadangi vienas buvo brakuotas, tai išvyniojam visas kitas pasižiūrė dabar. Čia jau vieną išbandžiau, šitas pilnai geras. Turbūt būsim papuolę ant vienintelio blogo, kurio reikėjo geriau į vietą. Geriausiai, labiausiai matomai vietoj bus daugiausiai brakuota. Tai be abejo, šitie būtų geri, o to, kurio reikėjo gražiausia, tas ir buvo brakuotas. Na, žodžiu, gavos kaip visi. Varkysim šiek tiek visą metalo. Norisi išmesti, susitvarkyti kuo daugiau, bet va, iš karto toksai, pavyzdžiui, kampus užlenkiam, bus šerikleilio. Žodžiu, su manim išmesti nelabai kas gauna. Viskam turi paskirti. Stulpas. Sugalvosim dainuoti, užsideda mikrofoną, dainuojam. Na, žodžiu.
Suki. Mikrofoną pasilikau. Čia vėl kaip ir reikia. Šeriklai. Čia irgi reikia. Čekal, gerai. Kodė. Na. Taip prireiks. Tiek ir to darbo. Striučiukai įsišiepę vaikšto laimingi, kad pagaliau gali po kiemą vaikščiotis. Daugiau labai ilgai pragaišau su inkubatoriumi, vėl einu prie inkubatorius. Tai lentutė jau perkalsiu per visą, kaip minėjau, vėliau. Mažieji striučiukai jau vaikšto, po savaitės laiko jau ir pilnai stovi ant kojų. Šiūrį įsišiepęs. Na, netgi ir bėgioja. Auga gražuoliai. Fazanai jau pirmuosius kiaušinius pradėjo dėti. Vidui matosi jau 3 kiaušinukai padėti. O, nori pasirodyti. Na, šiaip ne taip kažką padariau. Ir dėjau dabar visus kiaušinius čia. Labai matosi, atspindi labai. Nesimato visų šildymo elementų, bet kaip prieš tai rodžiau, tai čia jau nežinau, koks tai 8 bandymas turbūt. Žiūrėsim, kas gausis, jeigu dar neperkaitinau per visus tuos bandymus kiaušinių, tai bus gerai. Nu, prasideda. Pradeda vyskis. Kažkiek tau matas. Du išlindę. Na, kas čia šiltname kampe dabar. Toksai. Va. Viens. Bėgioj. Į kiti da kampį sėdi. Šiltnamį prižiūri. Oi. Nu, su ribom jam sunkiai. Vėl šilta. Čiukai kėdana savo lunksnas. Sparnas pakėlė vaikštą. Pasirodyk iš arčiau.
Pirmiausia pasidaro tokia kaip skylutė. Čia šiek tiek matas, tas žalis trečias. Tada pailsi ir tada jau lūpasi aplinkui. Aplinkui apsiskalda ir išlenda. Prieš naktį pradėjo visi rystis, tai ryte turėtų būti daug vaizdų. O pirmieji dienos jau čia. Kur dar dieną pradėjo, patys pirmieji, patys stipriausi. O, kiek prisivyta. Lygas kaklas. Kadangi ten jau vietos per mažai vištam, tai viščių pamažiam, paruošiau jau čia, šiek tiek didesnė vieta, šiek tiek daugiau vietos, tai keliaus čia. Taip pat perdarinėjai dar vasarą čia padariau, tai perdarinėsiu būtent šį narvelį. Kadangi duris padariau dvigubas, tai dabar perskirsiu čia per pusę ir tada bus puteliukam. Kadangi per visą ilgį, tai čia ilgas gaunas didelis, labai skraido, daužasi, kadangi dar šiek tiek baikštesnė jie yra. Tai nenoriu, kad labai nusidaužytų visi, tai šiek tiek sumažinsiu vietos, kad taip aukštai neskraidytų. Dar padarysiu papildomą narvelį jiem, kur pasislėpti. Nu, ir tikiuosi bus patenkinti. Na va, išsipjovau lentutę, visą lentą, dabar dar lentutės ir iš apačios dar sustiprinimus padarysiu. Dėjau ir paskutinį tvirtinimą. Čia viskas pilnai palaikys grindis. Nelinguliuos man čia. Na va, su didelį noriu ir pačiatilpčiau. Na, dabar dar iš viršaus šiek tiek varžtelį pridėti ir viskas. Grindis bus pabaigtas. Nepatinka kaip atrodo, šiek tiek išsikišė, šiek tiek išsikištas varžtų galvutės, tai dar suleisiu. Na dabar tikrai jau viskas, varžtelį suleidau, dar tik pagalvojau, čia vartelį padarysiu, kad jeigu dėsiu pjuvenos ar kažką panašaus, kad viskas tiesiog neišbyrėtų. Pats tas. Čia tu pertrauka. Man kaip visad lepim savo gaminiais. Na, pavargiam, toliau prie darbų. Turiu daug lentučių visokių tokių.
Dar ten garaže, kaip prieš tai rodžiau, yra labai daug. Tai čia bus man dar vedam putpėdą. Tai pradėsiu gamybą. Ką jūs čia darot? Gaudytynių žaidžiat? Ei! Kas čia vyksta? Žiūri mane, apsimeta lyg nieko nebūtų darę. Sienos padarytos. Dabar sudaryti viršų apačią. Apačioj ir viršui. Ir tada tokį dėžutę. Tai ir dėžutė. Ir dabar iš priekio gal tokį kažkokį uždėsiu. Ir dar galą uždėsiu. Susikalu kyką ir padarau išgaudant taip. Na, tokie ir nameliukai bus. Pakabinsiu. Po to dar dadėsiu šakelį pakomponuosiu. Nieko ypatingo tie namukai, bet šakelėm su viskom turėtų gan gražiai atrodyti. Na, padariau ant kabliukų, norėsiu išvalyti ar ieškosiu kiaušinių, galėsiu tiesiog pasikelti, nusiimti, išsivalyti ir gal pasikabinti. Vienas ir kitas taip pat padaryti. Ir šito nežinau, nelabai mėgsta jie, bet paliksiu dėl grožio. Dabar dar šakytes čia išvedžiosiu ir beveik bus viskas. Na, dabar linksmoji dalis. Bandau įkomponuoti šakeles. Tai su tiek, kiek mato, čia yra 2 šakelės. Tai jau kokią valandą laiko žaidžiu. Noriu gražiai, bet to pačiu ir naudingai. Tai žodžiu, jeigu tai galvojat, kad čia lengvas dalykas yra sudėti šakeles, tai nėra taip lengva. Reikia labai taikyti. Na ir aišku, pagal kiekvieną noras. Vėl po truputį tempti, tai gan sunkiai matosi, tai bandysiu dar kažkaip įdėti. Dar norėčiau, dar kažko trūksta man čia. Dar vis bandau kažką įkomponuoti. Kadangi visi šakas eina dabar taip, dar kažko trūksta. Noriu įdėti dar kokį nors tokį, bet labai susigadina vaizdas, tai žodžiu, net nežinau, kaip pasirinksiu daryti. Taip, bet vis tiek norėtųsi, kad nors man norisi tenai labiau vieną šoną.
Tas kaip ir liks ploto šitas. Vis tiek namelė yra. Na ir reikia, negaliu palikti tiek, nes jiem šitom buteliam labai patinka slėptis. Būtų kuo daugiau privatumo. Reikia pasistengti, kad jo ir gautų. Pėliau dar tų pačių smulkintų šakų, kurias smulkinau, kad bendras vaizdas maždaug pasimatytų. Kadangi vėl sutemo, tai eisiu tualetą tvarkyti, darysim maždaug kaip čia. Matosi jau nušveistos sienos, tarpai švaros, vinukų nėra. Tai parodys kaip tualetė. Tai o dabar toks vaizdas tualetė, išvien vinukai. Dar yra ir tarp sujungimų daug likusių šiošių tokių. Senas sienas. Jau viską nulupti. Čia viena siena jau sutvarkyta. Šita siena tokia ir bus. O šitą nulupam, viniukus ištraukiam ir tada visą peršveisti reikės. Čia visur tokius. Vinukai. Veidrodžiais. Aišku, voratinkliai. Tai va, patvarkysim. Čia dar išgriaužti. Bandysim kažką padaryti. Labai seni Vienis galvutės nulaksta ir viskas, nebegali ištraukti. Tos sukalsi į vietą, kur jau nepavyks.
perkėliau. Vieni man asmeniškai iš gražiausių paukštukų. Putpelės, Kalifornijos. Su savo skiauterytėm. 2 nameliai, kadangi jie tik tai dviesi, bet 2 namelius padariau. Dabar dažniausiai įsiskyrimo priežastys interesų nesutapimai, tai kai jau susitiks, turės kur gyventi. Nu ir taip pat perkėliau jau visus vištikus. 62% išsirito, dar gan gerai palyginus su tai, kai ten su inkubatoriais pasižaidžiu. Taip ir gyvena dabar. Paaugs vėl eis į kitą vietą.